Na, iš tikrųjų, tie maži įpročiai yra tie didieji dalykai, kurie ir susideda į visą tą vientisumą. Tu gali daryti daug mažų dalykų, kurie tau yra smagus, malonus ir siekti savo užsibrėžtų kažkokių tikslų. Dar čia yra svarbu, kad aš visą laiką kalbu apie tai, kad kaip gražiau atrodyti ir geriau jaustis savame kūne, ne kažkokioje svetimoje nuotraukoje, matytoje, ne kažkokiame įvaizdyje kito žmogaus, bet būtent kiekviena iš mūsų mes pačios savo esame idealai. Jeigu kol kas taip neatrodo, tai vadinasi galima tai pakeisti. Šiaip sumanymas labai įdomus, ta visa ekskursija, turas, parodyti tas detalės, iš ko susideda visa kasdienybė, visas gyvenimas, nes atrodo žinom, bet kartais pamirštam tokius elementarius dalykus, kurie gali ir pakeisti tuos mūsų įpročius. Ir labai buvo įdomus sprendimas, nueiti prie šaldytuvo ir grinai parodyti, kas yra netinkama ir ką reikėtų išmesti. Tai įdomu labai tikrai. Esu sužavėta šią knygą, pastebėjau iš tiesų knygyne, pavarčiau. Tuo metu labai skubiau nenusipirkau ir netikėtai gavau pakvietimą ir tikrai džiaugiuosi, kad Lavija ją parašė. Ir kas yra svarbiausia, kad jinai išbandė tą patirtį pati ant savęs, nes paprastai mes moteris dažniausiai klausome kitų patarimų, bet kažkodėl jie veikia kitiem, bet ne tau, kol tu pats nepradedi ieškoti savo tos formulės, kas tau iš tiesų tinka. Ir tikrai viską, ką paminėjo Lavija, galiu pasakyti, tai yra visiška tiesa, visiškai teisingai. Aš pati stengiuosi gyventi sveikai, kiek galima daugiau sportuoti, aišku, laiko nėra, tai va, Lavija šoka, aš tą patį irgi darau namie. Ir tiesiog aš radau savo atspindį šitoje knygoje ir supratau, kad mes moteris esame labai panašios, turim panašias problemas ir kad viską galim spręsti, kai labai nori.